labdaros arba dėmesio atkreipimo į kažkokią svarbią temą turnyrai man yra tie, kuriuos aš noriu dalyvauti. Visada lengviausia kalbėti apie tai, kas yra, kokios programos galioja ir kaip reikia tai daryti, tikrintis. Pagal mano amžiaus grupę tos programos, kurios man priklauso ir yra valstybės finansuojamos, aš jas darau. Pavadinimas iš tikrųjų kelia šiurpą. Man atrodo, jisai artėja jau. Tiesiog vis daugiau ir daugiau atvejų aplink yra, tiek tarp kolegų, tiek tarp giminaičių. Ir liūdniausia, kai jisai randamas yra paskutinėse stadijose. Tiesą sakė, šiandien dalyvauti sekėsi, laimėti nesisekė. Būkit sveiki, būkit sportiški, būkit aktyvūs ir būkit laimingi. Mūsų idėja organizuoti šitą turnyrą yra kalbėti apie sveikatą, kad skatinti likti sveikiems. Nelaukti momento, kada susirgsim ir tik tada ieškoti pagalbos, tenisą žaisti tam, kad liktume sveiki ir kalbėtis apie tai, paraginti vienas kitą, rūpintis vienas kitu, tą meilę savo rodyti ne tik per malonumus ir gerą laiką ir laisvalaikį, bet ir per dėmesį savo kūnui ir tam tikrus vizitus pas specialistus. Man atrodo, kad darau viską. Sveikai valgau, stengiuosi kuo daugiau judėti, rūpinusi savo emocinę sveikatą. Aš tikiu, kad tai yra labai svarbu ir tikrai kasdien sąmoningai stengiuosi tai daryti dėl savęs. Pola, jos projektui pacientams paremti skirsime 25% nuo visų startinių mokesčių. Mus pavergia tuo, kad šitas projektas yra paremtas paprastais žmonėms. Tai yra būtent žmonės, kurie patys susidūrė su šita liga arba jų artimieji, kurie praėjo šitą visą kelią sunku. Jie skiria savo laiką, savo dėmesį, savo emocijas naujai susirgusiems žmonėms ir būtent jiems padėti. Rūpintis ne tik savimi, bet ir kitais. Nusprendžiau dalyvauti turnyre, tai kadangi pamatė, kad yra parama. Žinom, kad visada čia būna gerai organizuoti turnyrą. Pasidarau kraujo karts nuo karto tyrimus. Taigi mano sveikata, tai kažkaip aš turiu pasirūpinti ją.